minėta Romų genocido diena. Per Antrąjį pasaulinį karą Romai, kaip ir žydai, buvo sistemiškai nacių persekiojami, žudomi, vežami į koncentracijos ir darbo stovyklas. Skaičiuojama, kad Lietuvoje buvo nužudytas maždaug kas trečias bendruomenės narys. Iš akmenų sudėliota Romų vėliava. Tai prisiminti lygiai prieš 80 metų Aušvico Birkenau koncentracijos stovykloje nužudyti maždaug 3000 Romų. Tai prisiminti ir visi Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo metais nužudyti šios tautos atstovai, kurių šiandien istorikai skaičiuoja buvo apie 500, maždaug kas trečias bendruomenės narys. Čia yra Kalirat. Kalirat tai reiškia juoda naktis Romams, apie kurį mes turim kalbėti. Ir dėja Romai nelabai nori kalbėti apie tą dieną, nes jiem yra baisu iki dabar. Daugiausia Romai žudyti Pravieniškių stovykloje, jų žudynės vyko ir Kauno 9-ame forte, Paneriuose, kur ir vyko tarptautinės Romų genocido dienos minėjimas. Romai, jie dažnai neturėjo dokumentų ir tiesiog, kai juos vežė, juos pavadindavo tom pavardėm, prie kurių ūkių jie, pavyzdžiui, glausdavosi, kur dirbdavo, tai to ūkininko pavardę ir vadindavo. Ir paskui labai sunku atrasti, ar tai buvo Romas ar ne Romas, bet yra dirbama, ieškoma visokių sąsajų ir aš labai tikiu, kad bus dauguma bent jau atrasta nukentėjusių žmonių. Spėjama, kad Antrojo pasaulinio karo metais Europoje galėjo būti nužudyta apie 500 000 Romų. Ilgą laiką tai nebuvo laikoma šios tautos genocidu ir tik 2015-aisiais Europos parlamentas priėmė rezoliuciją dėl priešiškumo Romams Europoje ir Romų genocido Antrojo pasaulinio karo metais minėjimo, kurie pripažino Romų genocidą, o rugpjūčio 2 paskelbė Romų holokausto aukų atminimo diena. Lietuvoje ši diena pažymima nuo 2019.